Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki, mėly kanalo bičiuliai. Sulaukiu dažnai klausimų apie lašišinius kablius. Reikia vobleriam keisti, nereikia keisti. Tai pagalvojau, kad atėjo laikas paklausti iš tikrųjų profesionalų, kurie tą daro. Tai keliavau pas Algirdą Šiukšterį pilnos valties. Seną bičiulį. Sveikas, Algi. Sveikas, sveikas. Visada išgersim kavos. Po truputį. Po truputį jo. Taip. Papasakok reikalą. Tai reiktų vobleriam tos kablius keisti lašišų. Kaip čia pasakyti, jeigu nori pagauti lašišą, tada turi keisti. Pas mane ateina parduotuvė dažnai ir sako, nusiperka voblerį, ai, nekeisiu. Nekeisiu, bet kai tas pats žmogus grįžta su ištiesintais kabliais ir supranta, kad daugumai voblerių reikia keisti kablius. Daugumai, bet ne visiems. Tai va pradėkime nuo voblerių. Kokie voblerių reikia keisti? Aišku, jeigu jūs mėgstat pigius masalus, tai yra akaros gaminys, abletas. Tai čia vienareikšmiškai. Kaip aš tikrinu kabliuką, ar jį reikia keisti? Paimi kabliuką ir jį suspaudė. Va. Jeigu aš suspaudžiu su pirštais, tai suspaus ir lašišą. Tikrai 100%. Dabar, kodėl lašiša kablius ištiesina? Praktiškai niekada neištiesina vienšakių kablių. Pagal mano nuomonę, lašiša paėmusi, jeigu papuola du kabliai į viršutinį ir apatinį žeptus, jinai arba skečia, arba spaudžia. Ir tada kabliai tiesinasi. Kada jau tikras pagavai paleis būna toks? Tikras iš karto. Be jokio šoko žuviai čia. Man yra buvo vieną kartą ištiesino kablius per 2 sekundės. Tik paėmė ir nesupratau, ištraukiu. Ir būtent gero voblerio timono kabliai ištiesinti. Tai va, tai kuriem reikia keisti. Jeigu naudojate akaros voblerius, būtina. Akaros jo visus. Jo. Naudojat timoną, plaukiantį būtina. Skęstančio, va galit matyti ir vizualiai. Patys kabliukai jie skiriasi. Vienas yra šviesus, kitas yra tamsus. Skęstančio yra pakankamai geri kabliai, jų keisti. Aš asmeniškai nekeičiu. Dar klausimas trumpas, žiedelius keista karai, ne? Aš keiščiau, bet šiaip žiedelius dažniausiai išlanksto, kai žuvis jau būna prie pat kranto, kai jinai atsiremia į krantą, nėra atrankos, jinai vartus ir tada žiedelis išsilanksto. Jeigu betraukiant žuvis, neįsilankstys niekas žiedelis. Gerai, einam toliau. Tai žodžiu, plaukiančiam timonui Keičiam, skęstančiam nekeičiam. galim nekeisti. Taip, toliau. Kas dar iš populiaresnių? Rogos. Rogasas. Šiaip vizualiai šitie kabliai atrodo neblogai, bet irgi paėmus jį gali suspausti ir jau jisai būtina. Būtina keisti. Jeigu jūs gaudysit žiemą žuvis silpnesnė, tai tokios būtinybės nėra. Gerai. Kamsinas. Atrodo plonyčiai kabliai, bet jie pakankamai yra tvirti ir dėl šitų kabliukų tai aš kažkaip esu vienareikšmiškos nuomonės neturiu. Taip atrodytų, kad ir reiktų keisti, bet kaip esu ištraukęs tikrai ne 10 kg lašišą su nekeistais kabliais, tai aš jų kol kas ir nekeičiu, nes keičiami kabliai, jie yra storesni ir kažkiek tai keičia masalo darbą. Taip, šitą. Tai va, aš asmeniškai kamsinui nekeičiu. Gerai. Rogas Arodė. Taip, dabar Krekdžiakas. Krekdžiakas. Superinis vobleris, geri kabliukai. Jo, geri čia pliusas. Nekeičia. Viskas. Gerai, Patogus, geri kabliai. šitą temą jau darėm, dabar klausimas, į ką keisti, kokius naudoji kablius? Oi, vėlgi yra daug įvairiausių kablių, bet aš asmeniškai naudoju
Opnerį. STX 45 ZN. Tvirti kabliai, puikus, gerai laiko. Minusas jų yra, kad po sezono pradeda rūdyti, oksiduojasi. Bet sezoną atlaiko puikiai iš tikrųjų. Šiai dienai alternatyvos aš nematau, neturiu, naudoju šitos kablius. Dabar numeriai kokie? Kokiem wobleriam kokie numeriai? Dabar taip, jeigu imsim Timonus Akara, jie yra vieno dydžio. Akara yra Timonos kopija ablėtas. Naudoju, aš asmeniškai naudoju šešetuką. Šešetukas galima dėti ant vidurinį kabliuką galima dėti 5, apatinį 4. Tada nemaišo, darbui nemaišo. Vidurinis kablys didesnis. O dabar rogasam, sakykime, kamsinam. Rogasam, kamsinam naudoju 10. 10? 10. Oho, nieko savo. Ne per mažas. Ne, gali pasižiūrėti. Ai, bet čia 60, 8 per toks tarpinis. Bus per didelis. Per didelis. Va, gali pasižiūrėti. Pakankamai didelis atrodo. Ja, gali pasilyginti, va. Dar didesnis, ko gero, arba bent panašiai. Pilnai. Pilnai tinka ir gerai. Dabar vienšakį klausimas. Kokie pliusai, kokie minusai vienšakių kablių? Vis tiek tenka girdėti, nežinau, ar pats naudoji, bet yra kas gali. Aš asmeniškai nenaudoju, tiesiog neprisiruošiau dar. Bet pliusus, kaip ir sakiau, jų neatlenkė, neatlinksta kablys. Minusas gal netaip užsikerta žuvis, vis tiek trišakis yra trišakis, o vienšakis jisai... Jo, ir aš galvoju, gal kaip vis tiek gaudai rudenį žolės neša, gal vienšakis mažiau kabinasi. Mažiau kabinasi, taip. Nors iš tikrųjų žolės dažnai kabinasi ir už pačio fluokarbono, už karabino ir trišakių lieka mažesnė dalis ir vienšakiai. Bet šiaip verta išbandyti iš tikrųjų, tik nesumaišykit kablius, vieną dėkit į vieną pusę, kitą į kitą pusę. Jeigu dėsi į vidų, tai pakirtimas bus prastesnis. Ta prasme, parodysiu. Parodyk šitą galdą. Va, palaikyk woblerį už snapelio. Gerai. Nedėkit kablių va šitaip. Jo. Tada pakirti. Labai humaniškas šis gaudimas. Taip, va. Arba taip, arba geriausia yra taip, kad apimtų kuo didesnį plotą pakirtimo. Koks numeris dabar vienšakių keisti? Ant tų pačių čia Timono, Akaro šio? Jo, šiaip jau čia yra 2 per 0, pilnai užtenka. Aš žiūrėčiau, kad kabliai nesusikabintų vienas su kitu uždėję. Pagal tai. Va, jeigu jie nesusikabina, tai 2 per 0 gali dėti drąsiai. Jo, šitiem wobleriam. Ir aišku, mažesniem turbūt mažesnė. Mažesniem rogasam galima dėti antruką. Tai va. Dar tema dabar segtukai, sakykime. Svarbu, nesvarbu? Be abejo, reikalingi kokybiški segtukai. Aš naudoju 2 rūšių. Tokiais ir prekiauju pardavime. Tai pirmas būtų spinvalis. Va. Jie yra pakankamai tvirtos vielos, sunkiai įsikabina. Dar nėra buvę man, kad jie išsitiesytų. Čia 8 numerio 20 kg laiko. Taip, ir jų būtent rekomenduojama, kad būtų plati amplitudė. Kuo plačiau, kad kuo platesnis. Daugiau laisvės turėtų judėti. Ir antri. Tai yra tikrai puikus segtukai. Tai būtų Daivos. Dar platesni. Bet didelį ganėtinai atrodo. Jo. Ypač kokį rogasą uždėjus atrodo gal kaip... Jo, bet jisai dirba gerai, jų yra ir mažesnių, bet šitas dirba gerai, bet jis jau yra pakankamai stiprus, labai sunkiai atsisega ir tikrai jau kas abejoja spinvalių, dėkit Daivą ir neturėsite tam problemų. Dar klausimas, kaip keiti? Naudoji įrankius kažkokius, ranka tu tos žiedelius dedi? Aš asmeniškai keičiu ranką, labai paprasta, man. Paimi. Vėlgi, gal čia reikia įgūdžio, gal čia reikia, va.
Ne, tiesiog atsisuka ir viskas. Sekundės reikalas ir nusijama. Jeigu jūs ranka negalit, yra tam replytės, kur yra skirtos specialiai. Toks snapelis yra, kur Su snapeliu praskės žiedeliu. Jo, gal dabar čia nepamatysit, bet yra iš tikrųjų. Nu, gal pradedantėm patogiau turbūt tokį daiktą, Jo, gal net jo. smulkesnės replės. Tai... Yra smulkesnės jo, bet šiaip va, kad būtų su tokiu snapeliu. Ir aš visada keičiu pirmiausia, nuimu galinį, tada patogiau yra nuimti vidurinį. Ir atvirkščiai, jeigu uždedu, pirmą dedu vidurinį, paskui galinį, kad nesikabintų tau į pirštus. Aišku, tai turbūt šitą temą lyg ir viską pasakėm, o dabar, Algi, jeigu ateitų žmogus, sakytų, žinai, nelabai sekas tais kabliais, pirštus susibadau, pakeistum kablius pas tave. Be problemų ateina žmonės ir visą laiką pakeičiu, aišku, jeigu bus čia didelė eilė ir žmogus paprašys, čia bus 10 žmonių ir paprašys pakeisti kabliukus, tai tikrai pasiūlysiu jam palaukti, kol nebus žmonių, bet jeigu nėra, tai ar aš ar mano kolega visą laiką šitą dalyką padarysim ir čia tikrai ne problema. Bičiuliai, kilo klausimų, rašykit mum, perduosim Algiui, arba jeigu užvažiuosit į Kauną, užsukite pilną valtį, va gyvai, Taip. enciklopedija Vastovė papasakos ir parodys viską. Ačiū Jums. Turim ne tik pakeisiu, bet turim ir tos pačius masalus visus pardavime. Ir... Tikrai, voblerių gama, prisipažinsiu, net iš Pasirinkimas. Vilniaus atvažiavus, čia taip jau pavydą kelia, kiek pas Algis surinkęs tokius perliukus, kolekcija gera pasi. Ką, dėkui, Algi. Ačiū tau. Iki kito karto. Iki. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e.